Vėl Girdžiūnas, dabar jau dvigubinama gynyba, gražiai vaikšto kamuolys, Girdžiūnas privalo. Ir vėl Girdžiūnui tenka viską daryti paskutinę dalykus. Girdžiūnas pasinaudoja Džerai Granto užtvarą ir kuota. Girdžiūnas dabar jau turi žaisti 1-1 metimas. Būtent gynyba prieš Ramoną Mūrą, kuris individualiai yra stiprus ir gali gerai žaisti vietą. Jog tik 3 komandinės pražangos, tad jeigu Šiauliai gaus kamuolį ir turės dar laiko, Neptūnas galėjo. Danielis Juvingas ant suolelio, Girdžiūnas žaidžia 1-1 ir aplenkė Deividą Dudzinskį. 20 sekundžių, bravo. Kas yra Ramonas Mūra, žaidžiantis 1-1, tai yra apskritai. Neptūnas. Panašu, kad Girdžiūnas šį kartą žais pats. Ne, vis dėlto atmestas kamuolys. Atsitraukia Girdžiūnas, žais pats prieš Butterfieldą. Atmestas kamuolys, Zavackas laisvas. Išmetamas kamuolys iš užribio ir tiesiama ataka Granto dėjį. Rankas dabar perdavimas buvo atliktas, o čia gražiai atgal iš baigos. Gražus Girdžiūno perdavimas ir turėdamas 22 taškų persvarą pradeda ketvirtą. Klaidų dabar daro ir Šiauliai, nors per pirmąją rungtynę 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Girdžiūnas. Yra tokių, kurie apskritai dar pražangų kol kas neturi. Lukas Aukštikalnis, tarkime, ką tik pasirodęs. Girdžiūnas per Aidą Viskontą. Taiklus Mindaugo Girdžiūno metimas. Ir pats žygis per visą aikštę. Taškų nėra. Numuša kamuolį dabar Neptūno ekipa nuo lanko. Mindaugas Girdžiūnas, greita ataka. Girdžiūnas iš pakrantės. Ir kol kas 18-21. Čia kalbant apie rungtynės Švyturio arenoje. Gražus perdavimas ir... Vasiliauskas. Miljanas Pavkovičius, 6 sekundės Lietkabelio atakai. Pavkovičius nusprendžia pats veržtis iki galo. Sirutavičius. Koks sunkus. Pasiekė bei niekaip kitaip, ypatingai nesutrūkdė savo tiesioginiam oponentui 2 taškai. Kalbėdamas apie varžovų komandą, sakė, kad visų pirma tai yra ekipa labai priklausoma nuo 53. Dar vakar Alytaus Dzūkija pralaimėjo Kėdainių Nevėžiui 57-60. Pabaigti rungtynes ir neprisidaryti problemų. Ketvirtajame kėlinyje problemomis čia Neptūnui tikrai nekvepia, nes Nevėžis dar kartą klysta.